Ten, kur senoliai gyvena tarp tylos ir laukimo, kiekvienas jų žvilgsnis pro langą tarsi pažadas. Jie gal nebeturi kam pasakyti labas rytas, bet vis dar laukia žmogaus, kuris jiems pasakys, tu mums rūpi. Esame vienoje gražiausių Lietuvos vietų – Sartų regioninėme parke, Rokiškio rajone, Kriaunų miestelyje. Maltiečiai 2. Močiutė ir jos anūkas, kuriam jau dabar močiutė rodo pavyzdį, kad yra ir vienišų senelių, kurie neturi nei vaikų, nei anūkų. Laukiat? Laukiu. Tai labai gerai. Pranciškui 87. Gyvena tokiame vienkiemyje visiškai vienas. Žiemą, kai prisnigdavo, čia net atvažiuoti būdavo sudėtinga. Savo šeimos Pranciškus niekada neturėjo. Artimųjų jau išmirė, nebėra. Kaimynas, su kuriuo bendraudavo jaunas vyras, ir tas mirė. Pranciškus ilgisi artimųjų, ypač per didžiąsias šventes. Jis pasakojo, kaip švęsdavo kūčias su tėvais, rodė, kur kas sėdėdavo prie šio didelio šeimos stalo, kuris dabar tuščias. Gali stalą, tėvas, mama, vėl šitaip, ir sesuo pasiskirstyti į 4 dalis. Ir dabar, jau vienas likęs, jis per šventes čia, prie to stalo, skaito šventąjį raštą. Ir įsivaizduoja, kad ant tuščių kėdžių aplink stalą sėdi jo tėvas, mama, padeda jiems lėkštutes, uždega žvakę. Žvakę dažnai uždega ir kitame Kriaunų miestelio name gyvenanti buvusi mokytoja Janina. Visiškai viena, jau daug metų tėvas mirė. Paskutinis, nei brolių, nieko nėra, artimųjų niekur nėra, nieko. Visiškai viena kaip pirštas. Janina pokalbio metu netikėtai papasakojo tokių skaudžių dalykų apie savo gyvenimą, kad ir pati susigraudino ir mus sugraudino. Senolė prisipažino, kad niekada nepatyrė, kas yra meilė, kad net tėvai jos nuo pat mažų dienų nemylėjo. Nekentė, net vardu nevadindavo, šito mūsų sakydavo. Net mama jos nė karto vardu nepavadino. Vienu žodžiu, vergija buvo man. Nežinau kodėl. Kodėl nežinau, gerai kiščiau. Ji užaugo ir jau paseno, nežinodama, kas yra meilė. Tik knygose apie tai skaitė, filmuose matė ir visą gyvenimą to ilgėjosi. Ir tai esu laiminga, kad dar man Dievas laiko. Janina sakė, kad priprato taip gyventi. Džiaugiasi, kad dar gali vaikščioti, išeiti į lauką, kad nėra ligų prirakinta prie lovos. Maltiečiai ateina su šiluma, su dubenėliu sriubos ir širdies šviesa. Prisidėkite prie jų gerumo. 1415 10 eurų, 1495 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.